Dauguma iš mūsų gyvename apsimetinėdami, kad neturime jokių troškimų. Tačiau giliai viduje mes iš tikrųjų norime kažko daugiau. Mes atsiskiriame nuo to ir rodos esame transe. Tartum gyventume vaikščiodami per miegus, į svajonę žiūrime per pirštus. Dauguma dalykų, kuriuos norėtume padaryti, vietų, kurias norėtume aplankyti, dalykų, kuriuos norėtume išgyventi, išnyksta mums prieš akį. Kas verčia jūs slėptis už savo baimę? Kas verčia ieškoti atsiprašymų ir taip pateisinti savo tingumą bei nesiekti svajonių? Tai žudo troškimus. Dauguma žinot, ką daro. Dauguma žmonių per gyvenimą tipena tyliai ir saugiai iki didžios senatvės. Mes sulaikome save, nors turime idėjų, dalykų, kuriuos norime padaryti. Tačiau bijome rizikuoti. Dauguma sako netikėjimu, tačiau jie net nežino, ko atsisako. Neleiskite bejonėms laikyti jūsų ant pavadžio. Yra daugybė žmonių, kurie sako, bet aš jau bandžiau kartą ar du ir man nepavyko. Ir tai jie laiko kaip pasiteisinimas, daugiau to nebandyti. Net jei man nepavyks, net jei patirsiu nesėkmę, manęs tai nepaverčia nevykėliu. Didžiulis skirtumas – suklupti ir būti nevykėliu. Jei nepavyko, jūs tiesiog nepasiekėt norimų rezultatų. Tai viskas. Nemaišykit save su tuo, kas esate ir tuo, kokius rezultatus pasiekėte. Darykite tai, ką norit ir kas rūpi. Tačiau niekada nebūkite patenkinti savo pasiekimais. Taip, nebūkite. Visada žinokite, kad galite būti kur kas daugiau. Pasiekti kur kas daugiau. Gal dabar pat priimkite sprendimą, kad jei išmokti gali kiti, galite ir jūs. Jei dirbate ties savo svajonę, žinoma bus akimirkų, kai norėsite pasiduoti, žinoma bus akimirkų, kai gyvenimas juoksis iš jūsų ir atrodys, kad viskas baigta. Bet tikslas yra atsilaikyti. Ir jei jūs kovosite su ryžtu, gyvenimas jūsų pusėje. Jei nepradėsite dirbti ties svajonėmis, jei nepriimsite sprendimo gyventi, jei nekovosite su baimėmis, jei nesugebėsite pasakyti savo gyvenimui taip, jums niekada nepavyks. Turite įgyvendinti tai, nepaisant to, kad gyvenimas per daug trumpas ir nenuspėjamas, bet juk visada išauš nauja diena. O ne. Juk nėra garantijos, kad ištempsiu iki rytojus. Visada yra pasiteisinimų, kodėl negalit kovoti. Ir eiti toliau. Kodėl negalit parodyti kitiems savo didybės. Negalit pradėti gyventi pagal savo sąlygas. Sakysit, kad neverta. Taip, tai lauks jūsų už pat kampo. Tačiau pats laikas daryti tai, ką norite. Ir gyvenimas pasikeis. Pasikeis taip, kaip dar niekad nebuvo. Įgyvendink savo svajonę. Ar įmanoma svajonės paversti tikrovę per savo gyvenimą? Taip, įmanoma. Tačiau tikrasis klausimas, kurio turėtum savęs paklausti, ar jūs pasiruošęs tam? Motyvacija lietuviškai.